Tad šiandien atliksime procedūrą mišrios veido odos savininkiai su Vilano Natural Beauty kosmetika. Šios priemonės yra skirtos kasdieniai veido odos priežiūrai. Priemonė putų konsistencijos veido odos valiklis su provitaminu B5, pieno rūgštimi, žalia arbata ir eukalipto eteriniu aliejumi. Labai švelnus, malonios konsistencijos, ypatingai tinka mišriaodėms ir riebiaodėms, švelniai valo. Šią priemonę galime naudoti tiek ryte, tiek vakare. Gaivus pojūtis, maloniai drėkinantis. Ši produkcija itin mane sužavėjo savo kiekviena labai apgalvota sudėtimi. Pavyzdžiui, natūralūs 100% eteriniai aliejai, augaliniai aliejai. Nuplovus su šia priemonė veidelį, jaučiamas labai matinis efekto pojūtis, kas iš tiesų riebiaodėm ir mišriaodėm, ko gero, pats maloniausias dalykas būtent po veido nuprausimo. Riebiaodžių pagrindinės problemos būtų tos, kad dažnai yra atsirandantis bėrimo elementai, riebumas, odos pilkšvumo atspalvis, taip pat išsiplėtusios poros. Su šiomis priemonėmis mes tikrai galime pagelbėti tiek mišriaodėms, tiek riebiaodėms atstatyti tinkamą odos barjerą, tinkamą odos pH, matinti odelę ir atstatyti drėgmės bei riebalų balansą. Tai yra veido tonikas, kuris ne tik atstato veido odos pH, bet taip pat ir giliai ir intensyviai drėkina. Su provitaminu B5, aloe vera ekstraktu ir pieno rūgštimi. Veido tonikus ir hidrolatus reikėtų naudoti gausiai. Dažna moteris hidrolatus naudoja tik tai su vienu ar dviem papurškimais, bet iš tiesų, norint įdrėkinti odą, drėgmės turi būti pakankamai daug. Ir nepriklausomai netgi nuo sezono, odelę drėkinam pakankamai stipriai, ypač hidrolatais ir tonikais. Šie tonikai ne tik nuvalo likusius makiažo likučius, bet taip pat ir pilnai nuvalo odelės išskirtą šiek tiek per didelio sebumo kiekį ir puikiai drėkina. Taip, valomasis tonikas nuo purškiamo galbūt skiriasi tuo, kad valymo metu vėlgi mes daugiau nuvalome pačius odos riebaliukus, makiažo likučius. Kada tonikas yra purškiamas, mes galime dar daugiau intensyviau suteikti odai drėgmę, nes dažnai vien tik tai nuvalymo neužtenka. Oda daugiau yra nuvaloma negu kad įdrėkinama. Mums iš tikrųjų odeliai dažniausiai, ypač mišriaodėms, riebiaodėms reikia. Tai vėlgi tas odos drėgmės atstatymas, kada mūsų hidrolipidinė plėvelė yra visiškai turinti tam tikrą barjerą, ją nepatenka įvairūs mikrobai, sudėtingiau susidaryti bėrimo elementams. Bet tokiu metu, kada hidrolipidinė plėvelė yra tas vadinamas odos barjeras su tam tikrais mikroįtrūkimais, to pasekoje mes gauname ir bėrimo elementus, ir tuos vadinamus pustulės, papulės, stipriau atsirandantis komedonai ir žinoma, odelė pradeda dar intensyviau apsisaugoti nuo aplinkos faktorių, ko pasekoje turime dar stipresnį odos sebumą. Šis šveitiklis mane sužavėjo tuo, kad jo viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių yra pemza, būtent visiškai natūralūs pemzos milteliai, kurie ne tik švelniai valo, pašalina negyvasias odos ląsteles, bet taip pat ir skatina elastino kolageno gamybą su glicerinu, kokoso aliejumi bei citrinų eteriniu aliejumi. Veiduką padengiame šveitikliu ir sukamaisiais judesiukais į viršų sukame ir šveičiame odelę. Judesiai neturėtų būti labai intensyvūs ir stiprus, neturime jausti
nemalonaus jausmo, kadangi vis tik šveitimas turi būti pakankamai malonus procesas. Tose vietelėse, kurios gali būti labiau problematiškesnės, yra daugiau bėrimo A elementų arba matomas odelės papilkėjimas, tose vietelėse būtinai reikėtų pašvysti šiek tiek daugiau. Vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į tas vietas, kurios yra labiau kuperozinės, yra įvairių sujautrėjimų ar tokios problematinės zonos kaip telengektazijos, tai yra būtent kraujagyslių įsišakojimai. Reikėtų šias vietas labai švelniai apeiti tam, kad nepažeistume odos barjero būtent šiose vietose. Veido šveitiklį dažniausiai naudojame per savaitę 2-3 kartus, vėlgi priklausomai nuo odos tipo. Jeigu tai odelė yra sausesnė, labiau dehidratuota, užtenka 2 kartų. Jeigu odelė yra riebesnė, galime naudoti ir 3 kartus. Veido šveitiklį nusivalome taip, kad nebejaustume grūdelių ir po šveitimo švelniai apsausinus veidelį. Vėlgi rekomenduojama atstatyti odos pH, naudojant toniką arba hidrolatus. Levandų hidrolatas yra skirtas jautrioms odoms, turinčioms bėrimo elementus. Jeigu yra odelėje uždegiminių procesų, levandų hidrolatas labai ramina, atgaivina, suteikia lengvumo pojūtį. Rožių hidrolatas galbūt skirtas yra labiau brandžiai odai, nuo 25 metų, tai jau yra brandi oda. Paaugliukėms galbūt skirtume labiau levandų, rožių nuo 25. Ne tik drėkina, bet ir puikiai įvitaminizuoja. Šiandieną naudosime levandų hidrolatą ir hidrolatus, kaip ir tonikus, reikėtų purkšti pakankamai gausiai. Vėlgi atstatyti odelės drėgmę. Norėčiau paminėti, kad hidrolatai turėtų būti naudojami kasdieną ir nepriklausomai nuo sezono. Labai rekomenduoju moterims, kurios turi sausą, dehidratuotą odą, netgi kūno odą, naudoti hidrolatus tiek po baseinų, tiek po pirčių. Tai labai puikia priemonė drėgmei atstatyti. Masažinis veido aliejus su levandų ir greipfrutų eteriniu aliejumi giliai maitina, mažina išsausėjimus, išsišerpetojimus. Puikiai tinka tiek mišrioms, tiek riebesnėms ir sausoms odelėms. Tai norėčiau būtent pademonstruoti veido masažą su šiuo aliejuku. Tai yra puikiai priemonė, kurią drąsiai gali kiekviena prisijaukinti ir naudoti kasdieninėje veido priežiūros rutinoje. Šią priemonę galima naudoti ir brandžios odos moterims, kuomet turime odos papilkėjimą, intensyvesnį išsausėjimą, suteikia odai spindesio ir gyvybingumo. Atradusi šios produktus, pajutau labai didelį skirtumą tarp kitų priemonių. Netgi galima lyginti su tam tikromis profesionaliomis priemonėmis naudojamomis kosmetologinėse kabinetuose. Masažo judesiai turėtų būti taip pat pakankamai švelnus, bet ir kartu šiek tiek prajudinantis veido odos raumenukus. Veido masažas yra skirtas tiek veido odos tonusui, tiek veido odos turgorui, elastingumui, taip pat skatina kolageno gamybą, gerina odos būklę, taip pat gerina odos kraujotaką, ko pasekoje turime geresnį visų priemonių ir sudėčių pasisavinimą, bei skaistesnę, gražesnę ir sveikesnę odą. Judesiukai yra atliekami tam tikromis zonomis, tai yra pasmakrinė dalis, tai yra nuo lūpų kampučių iki ausų viduriuko vidinio, nuo nosies šnervyčių iki ausų galiuko
Taip pat nosies zonoje masažuojamos nosytės išorė. Taip. Tuomet kilimas link kaktos, akių ir paakių zona ir kakta. Visi judesiai turi būti atliekami, keliant odelę į viršų, nes kad ir kaip būtų gaila, gravitacija veikia savo laiku ir mes odelę turime kelti į viršų. Būtent kraujotakos suaktyvinimo metu medžiagos geriau ir giliau įsiskverbia į tam tikrus odos sluoksnius. Šiuo atveju mūsų priemonės keliauja būtent į epidermį. Masažas turėtų trukti nuo 10 iki 15 minučių. Po veido masažo veiduką geriausia pervaldyti toniku ar hidrolatu ir tuomet galime tepti serumą. Veido serumas su hialurono rūgštimi, kuris intensyviai drėkina. Jo sudėtyje esantis hialuronas sumažina smulkiąsias raukšleles. Serumą rekomenduotina tepti ant sudrėkintos odos, prieš tai purškiant hidrolatą arba toniką, tam, kad serumas geriau įsiskverbtų į gilesnius odos sluoksnius. Veido serumuką galima įtepti švelniais judesiukais, kurie vadinami stakato. Dažnai po serumo moteris jaučia lyg ne visai komfortišką tempimo jausmą. Tai vėlgi, serumas atlieka savo darbą. Jisai atlieka ne tik drėkinimo, bet ir intensyvesnio stangrinimo poveikį. Tam, kad nebejaustume diskomforto ir tempimo pojūčio, serumuką fiksuojame su veido kremu. Mišriaodėms labai rekomenduoju veido kremą su aviečių sėklų kremuku. Puikiai susigeria, nepalieka blizgumo efekto, drėkina odelę ir apsaugo nuo nepageidaujamų aplinkos faktorių. Veido serumą turėtų naudoti kiekviena moteris. Tai yra koncentruota priemonė, greičiau suteikianti efektą tiek odos matiškumui, tiek drėgmei, tiek įmaitinimui. Veido kaukė su baltuoju moliu tai buvo vienas iš pirmųjų produktų, kurie mane itin sužavėjo ne tik kaip specialistę, bet ir kaip paprastą moterį. Baltasis molis itin švelniai valo, taip pat su avižų šilko ekstraktu, inulinu ir pantenoliu. Ši kaukytė švelniai drėkina, įmaitina, atgaivina, puikiai atstato išsausėjusias odos vietas. Taip pat tinka jautriai, turinčiai įsiplėtusius kapiliarus ar tiesiog vadinama kuperozė odeliai. Taip pat šiandien naudosime šią kaukytę ir mišriaodei mergaitei, kuriai kaukytė labai puikiai padezinfekuos bėrimo elementus. Kaukes reikėtų naudoti 2-3 kartus per savaitę, priklausomai nuo odos tipo ir taip pat norimo rezultato. Kaukytė yra tepama palei zonas. Nereikėtų pamiršti užsitepti kaukės ir ant kaklo bei dekoltės zonos, kadangi šios zonos yra tikros amžiaus išdavikės. Kaukės yra laikomos 15-20 minučių. Jeigu jaučiame, kad odelė yra labiau išsausėjusi, dehidratuota, tokiu atveju kaukę sudrėkiname hidrolatu ir toliau laikome mums reikiamą laiką. Džiūstančią kaukę iš tiesų reikėtų papildomai sudrėkinti. Tai vėlgi priklauso nuo odelės tipo ir išsausėjimo lygio. Molio kaukės ne tik švelniai įdrėkina, įmaitina ir valo odelę, bet taip pat turi savybę švelniai eksfoliuoti odą. Tai yra visiškai natūralus šveitimas, kuris veikia
labai natūraliai ir visiškai švelniai šalina negyvąsias odos ląsteles. Na, o jeigu šeimos nariai ir išsigąstų pamačius moterį su tokia kauke, tai vis tik reikėtų nuraminti, jog tai dar vienas moteriškas ritualas.